Ir vis tiek gyventojai sako, kad buvo išduoti. Nu tai kad ta valdžia dievė. Ne, nu mes sutinkamgi, kad komunikacija buvo ir vis dar yra tragiška. Kaunas ją pademonstravo ką tik ir pačiam Seime. Sakiau dar gal, nežinau. Šuo įkando. Kažkam fone šuo įkando? Sakiau dar gal, nežinau. Šuo įkando. Help a brother out? Ne, tikrai nežiūri į žmogų. Viskas, mes tiesiog neadresuosim to. Kalbant apie tai, kaip valdžia neatsižvelgia į žmonių problemas. Nežinau. Šuo įkando. Ne, tikrai nežiūri į žmogų. Mes čia prieš save turime kriminalą. Po Stano melo Norfa ėmėsi veiksmų, paviešino vaizdo stebėjimų kamerų įrašus, mes to prieisim prie tų įrašų. Kovo 15 dieną Vilniaus Galgių Norfa šį vakarą, vat pažiūri ir galvoji, kokia prasmė, kam dėti prekybą supuvusias ir supelėjusias daržovės ir vaisius, juk kažkas gaišta darbo valandas dėliojant va šitos produktus kabutėse vardant ko. Nejaugi yra vilties, kad nupirks, ar Norfos pirkėjai visiški asilai ir gyvuliai, pašariniai, kad tipo sueis, sules ir suės. Didžioji dalis visų vaisių ir daržovių va tokie šio sekmadienio vakarą mūsų Norfoje. Būtų dar kažkoks išpardavimas. Zvonkus net nevalgytų, nors gal tam ir sueitų. Ir čia va yra nuotraukos. Prastai pasenusios cukinijos, prastai pernokė jau bepūvantys avokadai. Turime kažkokius žiurkių nukramtytus agurkėlius, tokį jau pagedusį arba pergyvenusį savo gyvenimą brokolį ir be jokios abejonės bananus, kuriuos aš vis tiek imčiau tokius ir maišyčiau į košę. Tokio banano aš jau nemaišyčiau, nes čia kažkas jau jį valgė ir tiesiog nustojo midway jį valgyti. Ir dar labai smarkiai padaužytas kriaušes. Ir dar labai nuo kalėdų pasilikusius mandarinus. Tai čia Stano, kaip aš suprantu, išreiškė savo susirūpinimą vaisių ir daržovių būkle būtent toj Galgių Norfoje. Nu, tai kas blogai? Jis pilnai turėjo teisę tam. Socialinėme tinkle Facebook vieno lietuviško prekybos tinklo prekių kokybė dar prieš kurį laiką pasipiktinęs Stano dabar pasakoja su mylimąja papuolėsi keblę situaciją. Apie tai jam prabilus viešai Delfi su prašymu išsakyti savo poziciją kreipėsi ir į istorijoje minimos parduotuvės atstovus. Antradienį socialinėme tinkle Stano papasakojo, kad nors ir Norfos daržovių kokybė pasipiktino jau prieš kurį laiką ir neva šią situaciją jau spėjo pamiršti, dabar pasiekmes jį atsivijo netikėtai. Nuo jo prekybos tinklas nusprendė ne tik patikrinti užfiksuotą vaizdinę medžiagą, bet ir ją pasidalinti su žiniasklaida, taip pat esą pažeidžiant duomenų apsaugos reglamentą. Ką? Nieko nelaukiant antradienį Delfi dėl šios situacijos užklausą pateikė ir Norfos atstovams, laiške jų teirautasi. Ar Norfa iš tiesų pažiūrėjo minėtos dienos vaizdo stebėjimo įrašus, siekdama identifikuoti konkretų pirkėją, ar bet kokia vaizdo stebėjimo medžiaga buvo perduota tretiesiems asmenims, įskaitant žiniasklaidą, jei taip kokiu pagrindu buvo padaryta. Kaip įmonėje yra reglamentuojamas vaizdo stebėjimo duomenų naudojimas ir perdavimas, atsižvelgiant į BDR reikalavimus, ar bus atliktas vidinis situacijos vertinimas dėl minėtos istorijos ir pirkėjo iškeltų klausimų. Trečiadienio rytą sulaukime jų pozicijos, kurią atstovas žiniasklaidai pateikė raštu. Balandžio 28. Jums bus sunku patikėti to, ką dabar išgirsite. Atrodo, kad Norfa pradėjo karą prieš mus. Gal prisimenat, prieš pusantro mėnesio rašiau, kad Norfoje pardavinėjamos supuvusios daržovės? Pamenam. Istorija paprasta. Mano sužadėtinė Beata sekmadienio vakarą apsipirkinėdama Norfoje užtiko supuvusias daržovės. Aš pasidalinau šitomis nuotraukomis. Taip, mes matėme jas. Ir kaip jūs manote, kokių veiksmų ėmėsi Norfa? Atsiprašė pirkėjų, pakeitė vidinės taisyklės, nepataikė. Norfos darbuotojai atsuko visas parduotuvės kameras veikusias tą dieną, iškodami manęs arba to, kas fotografavo. Manęs nerado, bet rado Beatą ir tada matyt perdavė vaizdo įrašus Lietuvos rytui. Šiandien man paskambino Lietuvos ryto žurnalistė ir pasakė, kad peržiūrėjo įrašus, manęs nepamatė, bet pamatė moterį. Pasakiau, kad tai Beata. Ir išgirdau kelis, jau nežinau, ar kartu su Norfa suformuluotus klausimus, teiginius ir priekaištus. Kodėl jūs apsipirkinėjote Norfoje būtent sekmadienio vakarą? Kaip jūs drįsote apsipirkinėti Norfoje sekmadienio vakarą? Kodėl rinkdamiesi daržovės fotografavote? What? Kodėl tik pačiupinėjote daržovės ir nieko nepirkote? What the fuck kind of stupid question is that? Atsiprašau, žurnalistai, jūs matėt tas daržovės? Nes daržovės tragiškos. Tai jums atrodo, kad čia kažkam stogas nuvažiavo, tai man irgi taip atrodo. Bet tai visiškai tiesa. Visą pokalbį su žurnaliste įrašiau, taip pat turiu vėlesnio susirašinėjimo print screeną. Tuoj atsakysiu į visus klausimus, bet prieš tai perspėjimas Norfos pirkėjams. Net nieko blogo nedarydami esate filmuojami, filmuota medžiaga gali atsidurti bet kuriame portale be jūsų žinios, į jūs tiesiog savo malonumui
žiūrės visi, kam Norfa leis. O rimtai, ar bent įsivaizdavot, kiek BDR pažeidimų šitame veiksme? Atsakau kartu su Beata iš žurnalistės ir matomai pačios Norfos klausimus. Kodėl jūs apsipirkinėjot Norfai būtent sekmadienio vakarą? Nes darbo dienom nėra laiko, nes mažiau žmonių, kai alkoholio nepardavinėja, nes taip sutapo aplinkybės. Bet kokią nesąmonę iš principo to klausti? Kada norim, tada ir apsiperkam. Nu, kodėl rinkdamiesi daržovės fotografavot? Nes jau užkniso supuvusios daržovės Norfai. Beata sakė, kad tai amžina problema. Kodėl tik pačiupinėjo daržovės, o jų nepirkote? Nes jos fucking supuvusios. O aš turiu vieną vienintelį klausimą. Kaip parduotuvės apsaugos vaizdo medžiaga atsidūrė po žurnalistus? Man čia yra pavyzdys, kaip iš didesnio rašto susisuka smegenėlės kažkam. Jei teisingai interpretuoju Norfa, pagalvoju, kad mane užsakė Maxima ar panašiai. Nors ir komentaruose rašiau, kad gerbiu Norfa kaip lietuvišką verslą ir suprantu, kad supuvusių daržovių problema yra lokali, bet tai neudunduli, manęs niekas nenupirko. Mes ir toliau apsiperkame Norfoje ir kažkaip buvom net pamiršę šitą klausimą. Bet dabar eidami per parduotuvę stengsimės daugiau šypsotis, nes juk mus filmuoja. Aš tai tik nesuprantu, o tai kur jis melavo? Po Stano melo Norfa ėmėsi veiksmų. Kas yra melas? Ką jis melavo? Paskelbęs Facebook'e apgedusių vaisių ir daržovių nuotraukas populiarus atlikėjas apsimelavo. Ką jis pamelavo? Nors iš pradžių teigia, kad pats jas darė, vieną sekmadienį apsipirkdamas Norfos parduotuvėje, iš tiesų jis ten nesilankė. Sorry, kur jisai teigia, kad tos nuotraukos yra jo darytos? Jam buvo atsiųstos nuotraukos, jis pasidalino ir tokia yra situacija, tai tokia yra realybė. Jis nesakė, kad jis čia buvo. Mūsų bendruomenės himno krikštatėvis ką tik buvo kaltintas melu. Domis su Psichonova nežino, koks yra mūsų himnas. Nu jūs juokaujat. Kraujo vėžius ir ges, Stano nieko baisesnio, už tą žinią iki tol gyvenime neteko išgirsti. Stano apie skyrybas, vėžis sirgti paprasčiau. Himno autorius tiesa yra Lukas Keraitis, bet Stano sukūrė situacijas, iš kurių gimė tas himnas. Surasti vadinamąjį kompromatą prieš konkurentus pasirodo gana paprasta. Pakanka tik tai pasisukioti parduotuviai tarp vaisių ir daržovių dėžių, ypač vakare prieš uždarimą, kai greitai gendančios prekės jau būna praradusios patrauklią išvaizdą, o dar ir specialiai sukeistos vietomis. Nufotografavus visą tai ir įkėlus į socialinius tinklus, sekėjų dėmesys būna garantuotas, pasipiktinimas tokiais prekybininkais taip pat. Kas iš vis rašė šitą tragišką hit piece straipsnį? What the fuck? Gerai, kas čia per įrašas? Ar matysim daržovių lėtinėjimą tarkotuvai? Štai prašau jums daržovių lėtinėjimas. Mesgi matėm visas tas fotkės. Tose fotkėse esantis vaisiai ir daržovės, nu tikrai atrodo tragiškai. Taip. Aš aišku suprantu, kad pavyzdžiui, va čia matėsi, kad jinai tuos oboliukus paėmė ir tipo padėliojo taip, kad jie būtų bad side up, taip sakant, kad jų ta šudina pusė būtų į viršų tam, kad tilptų viskas į nuotrauką. Tai taip, bet tai kaip ir vis tiek nepakeičia fakto, kad tie oboliai sudaužyti ir jau, nu, praktiškai pardavimui tai nelabai tinkantis. Ir visos kitos daržovės by that matter. Prekybos tinklas Norfa komentaras žiniasklaidai dėl Stano viešo įrašo apie vaisių daržovių kokybę Vilniaus Galgių parduotuvėje. 6 kovo mėnesį socialinėme tinkle Facebook Stano paviešino įrašą, kuriame teigė asmeniniu buvimu Vilniaus Galgių Norfa parduotuvėje sekmadienio vakarą. Tai tiesiog fucking melas. Jis niekur taip neteigė. Įrašais tiesiogiai teigė, kad pats ten lankėsi. Ar mane gaslightina? Aš nesuprantu. Bliam, gal pasipaeditintas postas iš tikrųjų, aš nesuprantu. Tai čia visiškas gaslightinimas. Spaudus 3 taškus ant posto yra edit history. Tai čia tokio nėra. Tai Stano nieko needitino. Įrašais tiesiogiai teigė, kad pats ten lankėsi. Absoliutus melas, ne. Ir stebėjo situaciją. Irgi ne, jis taip irgi nerašė, o pirkėjus pavadino asilais ir gyvuliais ir pašariniais. Jis klausė, ar Norfa savo pirkėjus tokiais laiko su tokios kokybės produkcija. Įrašus sulaukė didelio rezonanso žiniasklaidoje. Norfos pozicija, atsiprašau, ir faktai pagrįsti vaizdo stebėjimo duomenimis. Norfa, kaip duomenų valdytoja, vadovaujasi bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, tvarko vaizdo stebėjimo kamerų įrašus teisėtų interesų, siekdama užtikrinti parduotuvės saugumą, prekių kokybę, kontrolę bei ginti įmonės reputaciją viešų kaltinimų atveju. Remiantis vaizdo įrašais iš vaisių daržovių skyriaus Stano nurodytų laikų ir dieną, sekmadienio vakarą, jis pats parduotuvėje nebuvo. Jis taip ir neteigė. Įrašuose nėra užfiksuotas nei pats Stano, nei jo teigiamas asmeninis buvimas. Jis taip neteigė. Vietoj to vaizdo medžiagoje matyti nežinoma moteriškė, kuri vaisių daržovių skyriuje praleido daugiau nei 20 minučių. Jie akivaizdžiai ieškojo blogiausios būklės vaisių ir daržovių, specialiai jos rinko, komponavo ir ruošė nuotraukoms bei įrašui. Tai netitinka įprasto pirkėjo elgesio, kai žmogus greitai išsirenka prekes ir eina toliau. Kas čia iš vis per kaltinimas? What the fuck? Kaip noriu ilgai taip renku savo produktus? Fuck off, Norfa. Vėliau, kai kilo klausimų dėl įrašo autentiškumo, atsirado papildoma versija apie sužadėtinės dalyvavimą, tačiau pirminėme poste tokios informacijos nebuvo. Jame aiškiai teigiama, kad situaciją matė ir fiksavo jis pats. Aš nesuprantu, gal mes ne apie tą postą šnekam? Norfa skubiai sureagavo į Stano aptiktą. Tai va, March 15. Nu, March 15. Čia yra tos pačios dienos reakcija. Taip, tą pačią dieną, nes čia tas pats postas. Va, tas postas, mes apie jį ir šnekam. Čia buvo vienintelis postas, neredaguotas. Dėl patikimumo. Jei viešame įraše Stano nurodė neteisingą informaciją apie savo asmeninį buvimą parduotuvėje, nebuvo taip, jis taip nenurodė. Ir įvykių laiką tai kelia pagrįstų abejonių dėl viso pasakojimo patikimumo.
Aš absoliučiai gaslit esu. Vienas esminis netitinkantis faktas dažnai verčia peržiūrėti ir likusią istorijos dalį, ypač kai nėra kitų nepriklausomų įrodymų. Kokie motherfucking manipuliatoriai, fuck off, jūs lochai. Norfa iš karto sureagavo viešą įrašą, atsiprašė pirkėjų dėl galimų trūkumų daržovių skyriuje, nurodė, kad darbuotojai neatsakingai atliko savo darbą, trūkumai buvo pašalinti tą pačią dieną ir sustiprinta kasdienė kontrolė. Tai ačiū Stano. Įmonė visada pripažįsta, kad atskirais atvejais gali pasitaikyti kokybės spragų ir stengiasi jas spręsti operatyviai. Siekiant visiško skaidrumo, Norfa siūlė Stanui dalyvauti viešame pokalbėje Delfi portale, kur abi pusės galėtų pateikti savo argumentus ir vaizdo medžiagą bei atsakyti į klausimus. Deja, Stano šio pasiūlymo atsisakė. Stano, ateik į LNK. Už ar prieš? Norfa ar Stano? Už ar prieš? Viens prieš vieną. Norfa ir Stano. Duomenų apsaugos aspektas. Tvarkydami vaizdo įrašus ir viešą Stano įrašą mes tvarkome tik tos asmens duomenis, kurie yra būtini tikslui pasiekti, nustatyti faktinės aplinkybės ir atsakyti į viešus kaltinimus. Vienintelis aspektas, kur aš būsiu Norfos pusėje, tai jie jau išsakė, kad jie gali naudoti tą medžiagą, siekdami ginti įmonės reputaciją viešų kaltinimų atveju. Padaro 6 straipsnis, 1 dalies F punktas, aš kaip suprantu. Jeigu toks yra pagal įstatymą, tada taip, jie galėjo tai daryti. Duomenų subjektai, skaitant Stano, turi visas BDR nustatytas teises. Teisė susipažinti su duomenimis, juos ištaisyti, apriboti tvarkymą ar nesutikti su tvarkymu teisėtų interesų pagrindu. Prašymus gali teikti oficialiais Norfa kanalais. Mes suprantame, kad vaisių ir daržovių skyrius yra jautri tema daugeliui pirkėjų. Aš iki šitos istorijos nebuvau su tokiu susidūręs reiškiniu, bet ačiū. Todėl nuolat stipriname tiekimo grandinę, darbuotojų mokymus ir kasdienę kontrolę. Tačiau sąžiningas ir faktais pagrįstas dialogas yra geriausias būdas spręsti problemas. Taip, Norfa, jums šitas galioja, jūs fucking meluojat visą šitą straipsnį. O ne vienpusiai potencialiai klaidinantis vieši įrašai. Kur visuomenė buvo klaidinama? Jūs turėjote krūvą šudinų vaisių ir daržovių. What the fuck? Norfa lieka atvira konstruktyviam dialogui su žiniasklaida ir visuomenė. Esame pasirengę pateikti papildomą informaciją ir leisti susipažinti su anonimizuotais vaizdo įrašo fragmentais, teisėsaugos ar žurnalistų prašymų, jei tai padės nustatyti tiesą. Prekybos tinklas Norfa. Užbaigčiau, prekybos tinklas Norfa yra prekybos tinklas, į kurį aš tikrai artimiausiu metu fucking neužsuksiu. Ne dėl to, kad ten nebuvau jau fucking 10 metų, o dėl to, kad what the fuck was this all about? Tiesiog reikėjo sukeisti tos fucking vaisius ir viskas, ar kažkokį gaslightinį hit piece padaryti prieš Stano. Mūsų demokratų bendruomenės himno krikštatėvi. Akivaizdžiai Stano laimi į vieną kasą, į vieną Norfos kasą fucking laimi, okei? Ir fuck El Rytas dar. Tas video įrašas, kuris yra paviešintas, grinai jaučiasi, kad ten yra parašyta Norfos atstovo. Kaip kad būtų toks užsakomasis straipsniukas, ale. Turiu omeny, kad va šitas va visas straipsnis, trumpas straipsnis to vaizdo įrašo, visas šitas šūdas, Norfos pozicija, nes Stano yra kaltinamas melu, nors nėra jokio melo, ir dar sumoralizuota ant galo, kad tipo, va, čia hebra kelia į socialinius tinklus ir čia tiesiog mūsų sąskaita renkasi savo patiktukus. Čia ir ne žurnalisto darbas. Norfa papaustino šitą dalyką į El Rytą. Niekur nėra parašyta, kad čia yra nupirktas straipsnis. Tai čia akivaizdžiai tarsi šališkas šūdo gabalas. Tai fuck Norfa ir fuck El Rytą, kas čia per gaidys. Ku turėjai ir ko neturėjai, ku kaip vėliavų kantriai nešėjai ir liepsnojančiom rankam rusėjo, vienu rozą atlaidimą prašėjai. Ku turėjai ir ko neturėjai, ku kaip vėliavų. Distancinių, ar čia tipo nufilmavo COVID metu?